Įdomus ir skanus kokteilis iš Brazilijos – Macunaíma. Tai kokteilis buvo išrastas San Paulo mieste, Brazilijoje 2014 metais barmeno vardu Arnaldo Hirai. Šį kokteilį jis sukūrė savo bare Boca de Auro. Arnaldo Hirai nusprendė, kad kokteilį reikia pavadinti Macunaíma. Tai yra vienos žinomiausių Brazilijos novelės vardu, kurią 1928 metais parašė to meto žymus Brazilijos rašytojas Mario de Andrade. Į kokteilinę pilu 60 ml kačiasą, 7,5 ml Fernet Branca, 22,5 ml laimo sulčių bei 22,5 ml cukraus sirupo. Gerai viską paplaku apie 12 sekundžių. Supilu į gerai atšaldytą stiklinę. Labai skanus kokteilis, labai gerai subalansuotas, šiek tiek ir nuo Fernet Branca pipirmėtės skonis jaučiasi. Geras, gaivus, vasariškas kokteilis.